į šių metų roko operą patekau, kai mūsų roko operos vadovas pakvietė, o kadangi studijuoju dalyką susijusi su menais, su kostiumų dizainu, tai todėl nusprendžiau prisijungti, nes bus labai gera praktika. Baisu. Manau, kad nepritrūks, nes pas mus darbai visai gerai suskirstyti, mergaitės dirba, kiekvieną dieną darbas vyksta ir turėtų jos nepritrūkti, tai ir tikim, kad nepritrūks. Idėjos ėmėmės viena iš kitos, iš interneto, iš aplinkos, iš kitų operų, nebūtinai mūsų roko operų, bet šiaip apskritai bus. Kiekvieną roko operos kostiumą pasiūti trunka skirtingai ilgai, dėl to, kad jie yra labai skirtingi, juk yra ir suknelių, ir kelnių, ir kostiumų, ir merginų patirtis, ir mano pačios patirtis yra labai skirtingos, todėl vienos pasiuva kai kurias dalis greičiau, kai kurias lėčiau, tarkim, užtrauktukai siūti, kartais pasiseka iš pirmo karto, kartais tik iš trečio, todėl labai sunku apibrėžti, kiek užtruktų pasiūti vieną kostiumą. Šiaip visas darbas pas mus yra labai įdomus, bet paskutinis įdomus nutikimas yra tas, kad buvom suplanavusius kostiumus siūti vienaip, bet netikėtai atėjo nušvitimas ir nusprendėm, kad jos galima padaryti 3 kartus paprasčiau ir daug greičiau. Ir tai mums suteikia daug džiaugsmo. Taip, šį metų roko opera bus labai patinka, pamatysite daug puikių kostiumų, todėl tikrai turite apsilankyti.